keletą žmonių, kaip pavadinkim, besidominčių mano nuomonę, paprašė paaiškinti. Du dalykus paprašė, bet kol kas šiandien vieną tik paaiškinsiu. Taip ir paaiškinsiu, žinai, taip kaip man atrodo, žinai. Dėl ko žudė tas berniokas, tas Mikutavičius, tas sekundėlį biškį, reikia biškį kovoti. Bet žinot, bairė, žmonės užkais vandenį, nori kavos pasidaryti. Jie užkaitė pasidariau kavą, geriau kavą, mineralinę pripiltą Vytautę. Dabar suri kavą, įsivaizduoju. Bairystė. Tai dėl ko žudė dabar tas bernioką? Šiaip, žinai, jeigu rimčiau, sakykim, taip, į mano profesionalių priklausimą prieiti, reiktų ir pasimti, žinai, tą bernioką su jo fotkėm, bet pasižiūrėti visi patys, kas norėsit. Išvaizdą išstudijuoti reikia, kūno struktūrą, pagrindinį dalyką, fiziologiją, kiek yra degeneracijos požymių, kiek yra sumišusių lyties požymių. Kaip mąsto profai. Nes dabar mąstykit. Čia, sakykim, universalus požiūris pirmoje eilėje. Paskui matai, kaip mes mąstam. Čia kaip mažytė, matai, studijuoti psichologijos. Bet čia aukštosios, profesionaliosios, ne akademinė. Aukščiau negu akademinė, N kartų jiems ten nepasiekimi dalykai praaiškai. Spectarnybas gal mokina kai kur, žinai, taip tokiam lygiai. Tai yra, pirmas dalykas yra lytinių požymių suma, sumišimas ir, sakykime, dar proporcijas, dydis, galbūt raiška. Nes, mintis iš kart kur eina mintis. Dėl ko? Praktiškai visada motyvai eina iš vieno. Iš bendra prasme, pavadinsim, nepatenkintų savirealizacijų, iš lytinio instinkto, seksualinio instinkto perversijų vadinamo, nerealizuota savęs. Tai dabar pati bendroji mintis, matai, įsivaizduoju, kokiame yra. Ir dabar žiūrint į jį, tą pilietį, iškart žiūri, kaip profesionalam žiūri, jam sekėsi su moterim ar ne? Su priešinga lytim, jam sekėsi ar ne? Nieko aš nežinau, absoliučiai nieko nežinau apie šitą žmogų. Profesionaliai reikėtų paskelbti biografiją, duomenys, auklėjimą, tėvus, vadinamą madingai karmą, tėvo liniją ypač. Pažiūrėti, kas dėjo šeimoje, giminėje, kiek psichodėlikas matė, kiek jis pats gyvena paleistuvystėje, iširkystėje, beprotybėje, dar kokio. Visi dalykai ypatingai svarbus. Bet čia kaip, vėl toks, fonas. Esmė, matai, mes mokinus mąstyti esmėmis. Greičiausiai įvyko viskas dėl to, kad jis negalės savęs realizuoti kaip žemiškas žmogus. Kaip dabar madinga irgi sakyti, socialinis individas, pritapti negalėjo. Nes girdėjau, ir policistas ten kažkuris kaip aiškas, kaip jis pavadino, įdomiai sakus, mažesnių pajamų. Ir su pinigais nesisekdavo, reiškia, pinigų nėra, dakas, nesėkmių krūva. Ir nesiseka, įsivaizduoju, su priešinga lytimi. Dabar žiūrint į tą pilietį, matosi, supranti, kad jis gal ir nebuvo, sakykime, toks jisai tuščias ir ribotas. Kas dažnai dar baisiau, įsivaizduoju. Nes jo, matai, kokia prasme, dar baisiau, jis dar giliau, plačiau išgyvena savo dramas. Toliau, sumišė, labai jis atrodo vyriškas, ten koks dar kas, gal irgi nelabai turi, iškidoje moteriškumo gal kažkiek, suprantate, reiškia jautrumas didesnis, bet, kai mes kalbam apie žodį jautrumas, mes tarytum kalbam apie empatiją, bet čia irgi dalykas labai nepaprastas. Empatija, dalykėlis yra savotiškai keistas, yra atitinkama kategorija, kurias mes vadinam egoistais arba individualistais, jos taip kartais išugdo, genetika lemia, jie būna empatyvūs tik tai savo. Paauglystėj, brandos fazėse, praktiškai visi taip ir būna. Jie būna empatyvūs tik tai savo. Instinktas taip veikia, susikoncentruoti į save. Tu pasijauti svarbiausias
šitam pasauly, dėl ko ten tėvai nesusišneka su paaugliais. Aš turiu šitų istorijų nemažai per tas konsultacijas, kai nesupranta tėvai, kaip išaiškinti reikia, žinai. Pas paauglys pas nesupranta, jam pradeda turėti pasaulio bamba, svarbiausia, viskas, kas vyksta tik su juo, jausmai jo, tik tai svarbiausia, iš vis nesidomi niekieno jausmai. Ir kai kas pastringa toj fazėje, ypač jeigu auga šeimoje ten vienas, jeigu koks biški lepinamas, arba neprižiūrima, jis ir pastringa toj fazėje ir jam ateina fazė, o sveika, matai, pažiūrėkit, kaip tada ateina fazė, kai jis pradeda intensyviau domėtis priešinga lytimi. Šitas pilietis, kaip aš jį matau, jis irgi, jis norėjo tik tai, to ko ir visi. Sėkmė su priešinga lytimi ir prasme platesnė. Ne tik tai sekso kažkokia, bet visko, kas su to susiję, tame tarpe tiesiog meilė. Jis norėjo kaip ir visi būti mylėti ir būti mylimas. Gal biškai daugiau norėjo būti mylimas. Ir jam tame visiškai nesisekė. Dar priminam, kad dar visa kita seka nesėkmių. Reikia žiūrėti, paskui grįžti, dėl ko nesisekė. Komplikuotas charakteris, dėl lyčių požymių, tų visokių nepilnavertiškumo, degeneracijos požymių, išvaizda gal nepakankama ten. Ir elgesys tada pasidaro nepakenčiama. Jisai greičiausiai turėjo skausmingų, gal nesėkmių, atstumtas gal buvo, supranti, moterų, panų atstumiamas buvo, supranti. Žinai, kaip atstumiamas, ten nebūtinai tik kažkaip ten, o taip žeminančiai ten atstumtų. Užtenka tokiam žmogui, tokioj fazėje, vyrai žiauriai, paaugliai, bernai, tokie, žinai, žiauriai giliai reaguoja. Atsipranti, ypač, jeigu dar sumišė lyties požymį, jautrumas dar didesnis. Jie labai stipriai giliai reaguoja. Ir ką tai reiškia? Profesionaliai prasme, ką reiškia stipriai giliai reaguoja? Reiškia, kad įsijaučia, tada įsifantazuoja, jisai to gyventi pradeda, jį atstumia, jį pasišaipo gal, jį nepriima. Ir tai įsivaizduok, metai bėga ir viskas skaudin. Ir jis apsėda, tada pats save žmogus apsėda įkyriom mintim. Dažnai ir aš esu sutikęs į šitą tokį niuansą. Savotiškai atitinkama dalim kažkiek aš irgi vienoj jaunystės, ne jaunystės, sakykime, paauglystės fazė irgi kažką panašaus esu prajautęs, net biškai, kai aš irgi buvau labai pasinešęs ant meilės, ant nuotykio, to, žinai, ant jausmų ir kažkuriuo momentu irgi paauglystėje nesisekė, gal, žinai, su tom panom nesisekė, ir tada šauna agresija, supranti, nusivylimas, agresija. Man šia prasme taip neatsitiko, bet aš esu sutikęs iš sąžinio, žmonių klientų, kaip vadinti, kurie paatvirauja, žinai, jaunesni ypač. Sako, taip galima ir pederastu tapti. Įsivaizduoju, jie pradeda visokias mintis lyst. Gal aš pederastas, o gal aš dar kažkas. Paskui pradeda mintis lyst ir kaip atkeršyt gal, apsėda kokia mintis, apsėda iš pradžių pats, paskui praktiškai būtinai, kuo jausmingiau, įkyriau pradeda žmogus galvoti, mąstyti, fantazuoti, tuo didesnė tikimybė praktiškai su didžiulė garantija prisistato nematomas, vadinamas būtybės bėsai, demonai, iš anos pusės prisistato. Kas ten, tikit, netikit, čia mes ne apie tai dabar, aš tai žinau. Tai tada jau jie aplimpa, prisėda, apsėda tą žmogų. Jie nebepaleidžia jo. Ir tada atakuoja, įkyrias mintys, idėjas atakuoja. Reikia atsižvelgti, aišku, į šitą šiuolaikinį tą internetą vadinamą. Užverstą. Iškirpimais, ko nori ten rasti. Visom šitom pragaro perversijom. Ten gyvena, ten apsigyvena. Tai yra principas visą laiką praktiškai vienas. Čia kaip galim sakyti, dažniausiai būna maniakalinis elgesys. Maniakalinis apsėda pats save žmogus ir paskui jau jį apsėda. Ir tada mechanizmas yra paprastas. Praktiškai visada vienodas. Nuo
įkyrios fantazijos iki minties tos realizacija, pas visus gal skirtingas atstumus, bet dažniausiai taip ir taip turi baigtis. Čia taip gyvenime daug kur būna. Nebūtinai su apsėdimais iškreipimais. Žmogus, jeigu turi įkyrią idėją, tai dažniausiai jis siekia visaip ją vienaip ar kitaip ją įgyvendinti, realizuoti. Iš pradžių viskas vyksta tik galvoje, vaizduotėje, po užmušį, paskersi, papjausi, atkeršysi, dar ką nors ten supratė. O paskui artėja prie mąstymų, šitų fantazavimų, svaigimų iki realizacijos. A paskui protas aptemsta. Kaip ten atrodo, vieną papjoja, kitą papjoja. Aptemsta, protas apsėda, jausmai, drama šitą galvoja. Ir bisiukai irgi savo daro. Supranti, karštai laiką. Aišku, reiktų dar žiūrėti, tikrinti, ar nebuvo pavartojęs šiais nuostabiais laikais, apsėdęs ko nors. Ką čia tai reiškia? Kaip liaudis sako, kas blaiviam galvoj, tas girtam ant liežuvio. Arba apsvaigusiam tada, arba tas ant darbų jau tada. Eina, realizuoja. Šitus bairiukus tada savo. Tai va, matai, tai žmogus buvo tiesiog žiauriai nelaiminga. Jis keršė pasauliui. Jis buvo nepriimta. Jis jam pasauliui tiesiog norėjo keršti. A dabar, matai, kas atsitinka. Jis, matai, dar čia papildomi tokie suvokimą. Aš esu daręs tokius labai rimtas temas, šitas paskaitas apie vadinamus menkaršumo kompleksus. Tokiuose formatuose, kokie neegzistuoja apskritai šitam pasauliu, tokiuose sampratose. Tai yra, matai, kaip teiginiai tada kaip tampa, skamba. Kas nereikalingas kitiems, čia ta masių psichologija tokia yra, instinktyvioje, žinai. Jeigu aš nereikalingas kitiems, aš pasidarau nebereikalingas pats ir savo. Santykio su savimi tema, matai tada. Santykis su savimi instinkto lygiai priklauso nuo tavo santykio su kitais. Jeigu tave myli, vertina kiti. Tada žmogus vertina ir myli pats save. Čia visiškai tame nesiseka, įsivaizduoju. Dabar man koks iššoka fragmentukas, įsivaizduoju. Aš užėjau tokią, irgi su moralė visiškai nedraugaučio tipo, vadinamą influencerę puslapį. Čia jis populiaras, dabar ant skandalo, biškio tas, manimų visiškas degradas moralinis žmogus yra, suprantate, bet jis turi didelį auditoriją, tokių nereiklių sekėjų. Ir ten aš tiesiog pastudijuoju, žinai, kas ten dedasi, žinai. Ir vieno vietoj atvirų tekstų buvo mintis, šitą pasakyta. Vieno iš tų karštai dalyvaujančių tuo sekėjų, žinai, mintis kokia buvo pasakyta. Su tokia pasitenkinimu, ta kažkokia ta pašaipa tokia pastiprinta ir tokių kvailų beždžioniškų džiugesių, žinai, pasakyta. Ant tų jų oponentų, vadinam, jie atstumtieji. Matai, pasakyta, kas pasakyta. Bet jeigu tu koduoji, kodėl ir kaip, dėl ko, taip pasakyta, tu supranti, būtent šitą mechanizmą. Jis pasakė, jie tai atstumtieji, o mes, jis pirmoliai turėjome į save individualiai. Aš nestumtasis, aš pritapęs, aš priimtas bandos, aš priimtas, hebros vaštos, atsvarai. Ir matai, tada jau reiškia viskas gerai instinktų lygio, tada jis priima pats save, išėjo pasitenkinimą. Į tavo tiesą, kad atstumtieji, tiems, kurie blogai. Instinktų lygiai atstumtieji, tai reiškia nustumti į egzistencinį kraštą, kur jau tavo išlikimo problemos bus. Atstumtasis reiškia be apsaugos, be maisto, be bandos, link mirties. Instinktai tik tai. Tai šitą kontekste, šitas pilietis irgi, jis jautėsi atstumtasis. Ir čia įvyko tokia psichodelinė, galim sakyti, galiu vadinti, žinai, satanistinė gal per skambiai, bet tokia ir metafizinė psichodelika perversija. Mechanizmas toks, matai savo. Greičiausiai, matai dar kartą primenu, pabrėžiu, kad aš nieko detalių nežinau, bet greičiausiai įvyko būtent taip.
Ten visokie niuansiukai, kažkokie papildinukai, gali būti esminis momentas yra ta. Visiškai paprasta. Žmogui nesisekė savirealizacijose, ypač prieš lytimi. Tada lytinis instinktas, seksualinis instinktas, aistros, kurios uždinamina mąstymą. Jeigu, kad suprastumėt dar papildomai stipriau šitą vietą, pavyzdžiui, psichiatrai, tarytum savaime žino, kaip robotai irgi ten, žinai, šizofrenikam, ko nors, jie iškart pradeda skirti seksualinius lytinius hormonus, jaudinimo, aš savo bendra prasme sakau, jaudinimo hormonus stabdymą. Hormoninius vaistus leidžia kas mėnesį, kad jam nesigamintų jaudinimo ar viskas seksualiniai lytiniai ten hormonai. Nėra aistrų, nėra fantazijų. Nėra sureikšminimų, nėra įsijautimų. Tada sunku bėsam užvalyti, nes žmogus neužsiveda, nesvaiksta. Nu tai va žmogus davęs tas čia tikėti, supranti, mintim tą, kad jam kažkaip ūmiai, spontaniškai ten kažkokia ta mintis kylo ir jis bėga ten žudė, tikimybė tam artima nulį. Greičiausiai tai buvo brandinta, auginta nuo brendimo fazių, nuo nesėkmių, o šitų atradė su priešinga ypač lytimi, su savirealizacijom. Ir skausmingai nelaimingas žmogus, buvo užvaldytas, apsileidęs. Čia gali moralizuoti įdomiai, žinai, čia plastė daug, žinai, gali kalbėti, žinai, apie leidimus savo ir taip toliau, žinai, sudėtingesnė dar tokia psichologija. A dabar jisai tapo nebereikalingas pats savo, nebereikalingas pasauliui. Tokiam amžiui, kur jam dėtis, ką jam veiks su savim? Tada padartų įsijų, o dabar bus uždarytas, dabar jam iš tikrųjų gal dar bus dar ramiau. Dar ramiau, siu. Jam nieko nebereikia galvoti. Bus fazės, čia atskiria kalba jau, žinai, kokias ten tos fazės, kai uždaro. Iš pradžių ten stresas, dar kažkoks, dar kažkas. Paskui susitaikymas, susigyvenimas. Ir tai taps jo gyvenimo būdu, jo pasaulio, jo tikrovė. Rutinėlė atitinkama, ramybė. Ir gal dušeliai bus kokie vaistai. Bėsai, matai, koks cirkas yra, sprai. Bėsai irgi dažnai pasitraukia tada. Jis nebereikalingas jam, jis nebegali eiti realizuoti, žinai, savo psichodelikų, uždarytas, apribota. Nebeįdomus, jis jau nebegeneruoja tų vadinamų žemų vibracijų aistrų, kuo ir minta tos nematomos jėgos. Va toks maždaug mechanizmas. Ten jį bausti, ten ką nors keršyti, tai čia irgi zoologiniai dalykai. Suprasti reikia. Žinai, kaip kažkas išmintingas yra žiūri pasakyti. Sako, kuo daugiau suprantu, tuo daugiau mane pakantumo. Apie šitą tolerancijos. Čia.